Kągi, sveiki visi, mano mėly draugai. Štai ir vėl esam prie vandens. Man ši žiema truko kiek trumpiau. Kaip matot, atviras sezonas, gan maloni saulytė, nors ir ankstyva, sausio pati pabaiga. Ir kur mes esam? Ogi esu Olandijoje. Visi praeitų metų planai niekur nedingsta, bet teks juos atkelt dar kitam sezonui, nes šiam sezonui reikia kurti naujus planus, nes žvejyba vyks šioje šalyje daugiausiai. Tikiuosi, jūsų tai net baidys nuo kanalo turinio sekimo, o gal kaip tik atvirkščiai tik dar labiau sudomins, kaip atrodo žvejyba būtent šioje šalyje. Kaip ir visur, taip ir čia sezonas dar tik prasideda. Mano šio sezono naujas pagalbininkas, kuris tikrai šiuo atveju padės pasiekti sunkiai, sakykime, pasiekiamas vietas, kur užmes sunku, kaip ir tokiose vietose, sakykime, prie medžių, po šakomis, kur tikrai mėgsta lankytis karpiai, o užmest yra beveik net neįmanoma. Taigi, Boatman laivelis iš Boatman Lietuva su GPS funkcija, dar tik mokinuos juo naudotis, bet vakar jau praėjau kelis parko ežeriukus, kaip sakant, dairausi į būsimas potencialias žvejybos vietas, tai prie jo prisiskabinau Deeper laikiklį ir pasitikrinau, kokie gyliai maždaug, ir tikiuosi su šiltesniais orais būtent ten sugaut savo pirmuosius šio sezono karpius. O šis ežeras nėra pats didžiausias, bet kuo ši žvejyba jau nudžiugino, tai ne per seniausiai vidury mačiau pirmąjį šuolį, nedidelio karpio, bet buvo tikrai malonus vaizdas. Tai yra gan gilus ežeras, turi salą, dabar irgi dar, nežinau, čia jau bandyti pavasario ritmu ar dar žiemos, esu užmetęs vieną tiesiog tikrai gilioj duobėje, apie 10 metrų, rodė šiek tiek, nežinau, kažkokią žuvį, bet gali būti taip ir šamų ar nežinau čia ko dar, bet tikrai gyvena šamai, kur bene didžiausias beveik 50 kg. Gal kokią dieną pasiseks, o gal pabandysiu tikslingai pabandyti pagauti šamą. Sezonas ilgas, tad, kaip sakau, planų dar daug. Dabar dar pabūsiu kokią valandžiukę, gal nepilnai, baigsiu saulė nusileisti. Visgi šį saulytį šildanti maloniai, dienomis kartais virš 10, apie 11 šilumos. Tai vandenį iššildė, bent jau vandens paviršių įrodė Deeperis 7-8 laipsnius. Aišku, gilyje ten visai kita jau tema. Bet kaip ir bebūtų, laivelis šiems metams. Ir ką? Taip atrodys mano šis sezonas. Bus įdomu pažiūrėti, kaip seksis po 5 metų sugrįžus į šią šalį, pabandyti pagauti čia gyvenančius karpius. Būtent čia ir pradėjau, sakykime, karpiavimą. Apie tai irgi yra dar pats pirmasis mano video kanale, galite sugrįžti ir jį pažiūrėti. Taipogi lankiausi neseniai vykusioje Carp Den Bosch parodoje, taipogi buvo smagu sugrįžti po tiek laiko, bet čia turbūt tas pats kaip eiti į parduotuvę, kai tau nieko nereikia, tai lūkesčiai turbūt kažko tikėjantis buvo per aukšti, nuvažiavau, pasidairiau, buvo smagu ir keletą kadrų pavyko kažką užfiksuoti, tad neįsijunkit, prenumeruokit kanalą, sudėkit laiką ir susitiksim jau greitų metų vėl prie vandens. Tad palieku jūs su akimirkomis dar iš parodos, atsisveikinu ir sakau iki kito karto. Iki.